iš pačių įdomiausių turbūt regatų, kurias yra tekę plaukti. Tai labai skirtinga. Būtų galima palyginti su turbūt mini vandenyno lenktynėmis. Ypatingai įdomi, ypatingai sudėtinga. Šiek tiek varginanti, bet labai smagi. Turėjom porą klaidelių, kurios buvo išprovokuotas šiek tiek nedidelių techninių nesklandumų, kada praradom savo lyderio, vieno iš lyderių poziciją, turbūt grupės lyderio poziciją 20 mylių po starto, kai pradėjo Stakselis ištrūkinėti iš mūsų kieto štago. Praradom šiek tiek laiko ir pozicijos, paskui buvom priversti daryti priverstinį posūkį nuo kranto. Ten palikom porą mylių. Buvo dar viena klaida arba nesklandumas keičiant bures, kur vėlgi valandą buvom maž suparaližuoti, negalėdami manevruoti ir laikytis plaukti ten, kur reikėtų taktiškai geriau. Ir paskui, žinoma, tas reikalas ridenasi kaip sniego kamuoliukas. Šiaip iš esmės didelių klaidų tikrai nepadarėm. Aišku, nežinojom vietinių niuansų kai kurių, bet tai yra normalu, tai yra visiškai natūralu, kad pirmą kartą atplaukęs į kokią nors vietą lenktyniauju su vietiniais laivais, tai yra panašu kaip žaisti slėpynių su kaimyno vaikais kaimyno kieme, kurie žino kiekvieną užkobarį, o tu tik tai daug maž gali įsivaizduoti. Tai atrodo. Mano galva mes tikrai mūsų taktinė prasme tikrai nesuklydom daug. Suplaukėm labai padoriai. Sąlygos galėjo būti daugiau vėjo, galėjo būti daugiau laviruotės, galėjo būti daugiau priešvėjinių kursų, daugiau tokių sunkių kursų kitiems laivams, kurie mums yra palankus. Galvojant apie mūsų pačių rezultatą, labai geras palyginimas yra tas, kad šitose lenktynėse plaukė dar du tokie patys laivai kaip mes, Volvo 60 laivai, buvęs Didžius Dragons, dabar vadinamas Southern Excellence, ir buvęs Meritas, dabar tebevadinamas. Tai pirmą kartą teko sutikti, kad būtų 3 Volvo 60 vienose lenktynėse. Ir mes juos abudu aplenkėm ir aplenkėm stipriai. Tai mano galva tai parodo, kad iš esmės mes jau esam pakankamai gerai įsisavinę šitą laivą, mūsų dabartinį laivą. Ir kad sugebam tvarkyti su juo ir sugebam jį būriuoti gerai. Kas padėjo laimėti prieš japonus? Ypatingai daug komandinio darbo, tai yra mūsų vėjas, tai mes susitvarkėm tikrai geriau prieš įvykstant tam drag reisui vadinamam, ar kaip jį čia pavadinti lietuviškai, net nežinau, šitoms mini lenktynėms. Mes papuolėme apsukę pietinę distancijos ženklą, tas mano salą. Papuolėme į frontą, atėjo atmosferos frontas, didelis škvalas, vėjas nuo 12-15 mazgų padidėjo 2,5 karto iki 30-35. Tai yra klasikinis pietų vandenyno, pietų Ramiojo, pietų Indijos scenarijus. Gerai, kad buvome tokį matę, gerai, kad žinome, kaip su juo tvarkytis. Spėjome susitvarkyti, susimažinti bures. Ir toje vietoje mes juos prisivijome. Taip, tos oranžinė burytė mums labai stipriai padėjo. Mes su juos susilyginom, mes įvijomės ilgą laiką. Vijomės nuo vakar ryto iš tikrųjų. Jau parą. Finišavom ypatingai smagiai ir ypatingai įdomiai ir sunkiai Sydney Hobart regatą. Tikrai visiškai skirtinga nuo viso to, ką esame plaukę. Labai smagiai buvo antroji lenktynių dalis. Tikrai galėjome džiaugtis tomis sąlygomis, kurioms mūsų laivas yra sutvertas. Stiprus vėjas, didžiulės bangos, nežinomos vietos.
labai gera, kad įgula susitvarkė ir nepadarė klaidų. Šįryt jau prieš pat distancijos pabaigą, likus 40 mylių iki finišo, pamatėme mūsų konkurento iš Japonijos būrę horizonte. Ir staigiai pasikeitus orui, užėjus staigiam škvalui, mes susitvarkėme situaciją gerokai geriau ir tai leido mums jį prisivyti ir galų gale finiše po labai smagaus ir įdomaus drag reiso aplenkti, finišuoti pirmiausias. Tas tiesą sakant, labai pakėlė visų nuotaiką. Žinom, turbūt, kad finaliai jis ir mus apskaičiuos, ta prasme, jo ištaisytas laikas bus geresnis, bet labai aiškiai pamatėme, kad mes meistriškumu galime duoti kai kurių pamokų kolegoms. Regata puikiai organizuota, tikrai viena iš pasaulinės klasikos, kurias tikrai reikia plaukti. Tai yra didelis platumos perkritimas, plaukiama iš regatos kursas driekiasi iš šiaurės į pietus 600 mylių, tai yra kaip nuo Lietuvos iki, jeigu tiesiai iš Lietuvos šiaurės arba į Italijos pietus. Lygiai taip pat keičiasi ir klimatas, ir oras, ir vėjai. Na, žinoma, savo įtakos turi ir pietų vandenynas čia, kurio charakterį teko patirti šįryt.